Jau daugelį metų vyksta pastangos, vadinamosios egzodo judėjimas, siekiant atitraukti žydų rinkėjus nuo jų tradicinės paramos demokratų partijai ir palenkti respublikonams. Bet kas nutinka, kai patys demokratai sako, kad jų partijos kandidatas yra toks priešiškas žydams ir toks pavojingas bendruomeniai, jog tai sukuria ypatingą atvejį reikalaujantį balsuoti už respublikoną, nors šiaip jie palaiko savo partiją. Būtent taip yra dabar Mičigane, kur žydų lyderiai, įskaitant kai kuriuos demokratus, atvirai ragina centro kairės rinkėjus atsisakyti Abdul El-Sayedo, kandidato į senatą, ir vietoj to palaikyti respublikoną Maiką Rodžersą. Vienas iš jų atvirai kalbantis lyderis Rabinas Ašeris Lopatinas. Netrukus išgirsime jo nuomonę laidoje American View. Rabine Ašeri Lopatinai, labai ačiū, kad skiriate laiko prisijungti prie mūsų. Jūs dabar esate pačiame šio mūšio epicentre, kuris kilo Mičigane dėl senato rinkimų. Tai sunku. Yra daug trapių ribų, kurias reikia apeiti, o kai kurios jų ir peržengiamos. Visų pirma, ačiū, kad skirėte laiko prisijungti prie mūsų. Antra, kaip visa tai klostosi ten, Mičigane? Na, žiūrėkite, ačiū Maikai, man labai malonu būti jūsų laidoje ir man garbė būti kartu su jumis ir man labai patinka I24, tikrai tai yra garbė. Ir žinokite, aš esu Rabinas. Atvirai kalbant, aš tai darau kaip privatus asmuo. Aš nesakau iš sakyklos, už ką balsuoti. Bet aš tiesiog jaučiu, kad negaliu leisti. Turiu padaryti viską, ką tik galiu, kad Abdul El-Sayed nebūtų išrinktas Mičigano senatoriumi. Manau, tai labai baisu žydų bendruomeniai, bet taip pat manau, kad tai būtų katastrofa demokratų partijai ir progresyviai idėjai, kuri mums rūpi. Manau, tai iš tikrųjų galėtų įstumti demokratų partiją į siaubingą spiralę, taip sakant, pasitelkiant ištisą puokštę klišių. Ir tai yra nuodas demokratų partijai. Tokia neapykanta, Izraelio demonizavimas. Ir taip pat iš tikrųjų, manau, sunku pasakyti, kas mane labiausiai neramina, bet manau, kad tai yra šis santykis. Hasanui Paikeriui, kurį normalizuoja ne tik demokratai lyderiai, kurie kartu su juo vykdo kampanijas, kaip Abdulas El-Sayedas ir su juo draugauja. Žinot, net po pirminių rinkimų jis buvo kartu su juo ir nesakė, kad jo išsižada ar nuo jo atsiriboja. Ne tik sakyti, kad nesutinku su juo, bet ir pasakyti, kad buvo klaida būti kartu su juo. Taigi tokie dalykai mane taip gąsdina, kad jaučiau, jog tiesiog turiu būti aktyvus ir turiu balsuoti už Maiką Rodžersą. Ir turiu pasakyti žmonėms, kad ir jie turėtų taip daryti. Žiūrėkite, aš gerbiu kiekvieną žmonės, kurie jaučia, kad turi balsuoti už Abdulą El-Sayedą, nes jie nerimauja dėl senato ir jiems nepatinka Maiko Rodžerso politika bei visi tie dalykai. Aš juos gerbiu. Aš gerbiu žmonės, kurie sako, kad tiesiog negali už nieką balsuoti. Bet manau, kad svarbu, jog jūsų balsas būtų išgirstas mūsų demokratijoje. Ir todėl aš atvirai kalbu apie balsavimą už Maiką Rodžersą. Ir aš kažkaip galvoju, nežinau, kodėl tai toks didelis reikalas. Turiuomenyje mes balsavome, žydai balsavo. Demokratai anksčiau yra balsavę už respublikonus. Į galvą ateina Jacobas Javitsas. Senatorius Bruksas iš Masačusetso, jei kas nors tai prisimena, tai buvo seniai. Taigi neturėtų būti taip, sakytume, stebėtina, kad demokratai galėtų palaikyti respublikoną tokioje situacijoje. Bet matyt vis dėlto taip yra, todėl aš pasisakysiu. Turime būti drąsūs. Manau, žydų bendruomenėje vyksta dar kai kas kita. Turime būti dar drąsesni. Aš visur nešioju kipą. Kaip žinote, aš nešioju kipą Sirijoje, nešioju kipą, kai lankausi Dirborne. Ir aš visur nešioju kipą. Ir kas tai bebūtų, tai mūsų kipa, ar tai būtų Dovydo žvaigždė, ar tiesiog mūsų buvimas, turime būti dar drąsesni. Turime dažniau išdrįsti pasisakyti. Mūsų balsas turi būti labiau girdimas. Manau, vyksta daug didesnių dalykų. Ir tokia kampanija, kurią vykdė Abdulas El-Sayedas, kurioje buvo visokių koduotų antisemitinių signalų ir meilinimosi tokiems žmonėms kaip Hasanas Paikeris. Tai blogai demokratijai, tai kenkia pagarbiam bendravimui. Tai blogai. Žinote, Hasanas Paikeris sakė siaubingus dalykus apie Lenkus ir apie Ukrainą, kad ją turėtų užpulti Rusiją ir panašiai ir panašiai. Tai blogai visiems. Turime tai sustabdyti. Kažkas turi imtis veiksmų ir tai sustabdyti. Tačiau ne tik jūs keliate šį klausimą. Yra ir kitų žydų lyderių Detroite, Ann Arbore ir visame Mičigane, kurie taip pat imasi veiksmų. Turiu omenyje, ar jaučiatės? Turiu omenyje, apklausos paprastai nėra patikimos, bent jau tokio ankstyvų laikotarpių. Bet ar jaučiate, kad tai daro kokį nors poveikį?
Ar jaučiate tai savo bendruomenėje? Taip, jaučiu, kad žmonės stato plakatus savo kiemuose, demokratai už Maiką Rodžersą arba už Maiką Rodžersą. Žmonės, manau, kai žmonės jaučia, kad galėtų būti šiek tiek drąsesni ir turi iškelti šalį aukščiau partijos, bei žydų saugumą aukščiau partijos. Ir manau, kad tai po truputį plinta, gavau daug labai teigiamų atsiliepimų iš visur ir dauguma jų yra tiesiog apie tai, sakyčiau, tai susiję su žydų pasididžiavimu. Tarsi ačiū, kad aiškiai pasisakėte. Ir taip, yra žydų lyderių, kurie tai daro. Mano draugas klausė, ar yra kitų rabinų, kurie taip pat viešai pasisako. Ir manau, kad yra daug rabinų, kurie tuo tiki, bet matyt viskas vystosi gana lėtai. Taip, yra daug žydų lyderių. Iš tiesų, Detroito žydų federacijos prezidentas yra pasakęs, ne profesionalas, o pasaulietinis lyderis dalyvavo Maiko Rodžerso kampanijoje į Senatą. Taigi taip, aš tikrai manau, žinote ką, kai kuriais atžvilgiais, jei tai tiesiog suteikia žydų bendruomeniai šiek tiek daugiau postumio, šiek tiek garsiau reikšti savo nuomonę. Žiūrėkite, jei mylite Abdulahą Sajedą arba manote, kad turite už jį balsuoti dėl, žinote, Senato ar aukščiausiojo teismo ir jums reikia demokrato ir visa tai nėra taip svarbu. Išreikškite savo nuomonę. Žydai Amerikoje ir Izraelio rėmėjų bendruomenė, tai kurie labai stengiasi, kad Izraelis būtų kiek įmanoma išbrauktas iš diskusijos, kad jis netaptų politinių ginčių objektu, taip sakant. Tačiau, kai kalbame apie šias Senato rinkimus, ir tai gali nulemti, kas valdys Senatą, tai nėra supertaurė, bet tai yra atkrintamųjų rungtynės. Ir štai vėl matome, kaip šiuo politiniu klausimu mėtomasi. Ar yra kokių nors nuogąstavimų, kad iškėlus Izraelį į šios diskusijos priešakį ir kartu Amerikos žydų bendruomenę, tai gali kažkaip atsisukti prieš mus? Ar rizika čia per didelė, kad tiesiog jaučiatės įpareigotas padaryti tai pagrindiniu klausimu? Žinau, tai labai geras pastebėjimas, Maikai. Manau, kad norėčiau, jog žydų klausimas ir Izraelio klausimas šiek tiek priblėstų, o tada ir jie. Tiesiog norisi pakalbėti apie neapykantą, kurią jaučia Abdulas Saidas, apie jo kraštutines pažiūras ir tai, kaip jis vertina Ameriką. Ir kad visa tai turėtų iškilti į viešumą. Nes manau, kad tai teisus. Žinai, Mičigane turime Mičigano miliciją. Turime visokių žmonių ir nežinau, ar jie labai myli žydus. Nenoriu nieko blogo sakyti apie Mičigano miliciją. Nenoriu nieko blogo sakyti apie nieką. Bet, žinai, turime visokių žmonių, kurie, manau, gali balsuoti už Maiką Rodžersą ir jie nėra tiesiog ypač palankus žydų bendruomeniai. Noriu, kad jie balsuotų už Maiką Rodžersą. Nenoriu, kad jie sakytų, jį valdo žydai. Taigi, žydams galbūt būtų gera strategija šiek tiek pasitraukti į antrą planą. Manau, kad mano balsas iš tikrųjų yra beveik svarbesnis žydų bendruomeniai. Tai yra pažadinimo skambutis, kad tikrai turime kalbėti garsiai, būti drąsūs ir nebūti silpni žydai. Manau, tai labai svarbu ilgalaikėje perspektyvoje šiai kampanijai, tai yra per artimiausius 2 mėnesius. Jis galbūt, žinote, turės pasakyti, padėkime Izraelį į šalį. Aš myliu Izraelį, bet atidėkime Izraelio klausimą į šalį. Pakalbėkime apie kitus klausimus. Vėlgi, Hasanas Paikeris nemanau, kad tada dingsta, nes kiek girdėjau, Hasanas Paikeris taip pat yra peržengęs ribą rasistiniais pasisakymais. Ir vėlgi, žinote, jo nuomonė, kad Rusija turėtų pulti Ukrainą, tai turėtų būti paviešinta. Ar Abdulas Saidas palaiko tai? Manau, kad tai tikrai vienas iš dalykų, kurie turi būti paviešinti, bet manau, kad kampanijai, kad ir ką jie galvotų, galbūt būtų geriau žydus šiek tiek palikti nuo šalyje. Bet iš kitos pusės, jeigu, žinote, Mičigane yra 120 000, galbūt 100 000 žydų ir ne visi jie yra rinkėjai, tarkime 80 000. Ir daugelis iš jų paprastai yra demokratai. Tai yra demokratai, kurie balsavo už Alisą Slotkin, jie balsavo už Hailę Stevens. Jeigu daugelis iš jų nebalsuos už demokratų kandidatą arba balsuos už Maiką Rodžersą, tai tikrai gali būti lemiamas skirtumas. Todėl žydų bendruomeniai svarbu mobilizuotis, bet taip, kampanijai juk ne viskas sukasi apie žydus, aš tai suprantu. Iš tikrųjų, pasakysiu, kad būtent taip galvoja antisemitai. Jie tikrai mano, kad viskas sukasi tik apie žydus, viskas apie Izraelį. Tai žinote, tie keli milijardai, kuriuos mes, Amerika, skiriame Izraeliui kaip pagalbą. Todėl Mičiganas turi tiek daug problemų, nors tikriausiai dauguma tų pinigų grįžta į Mičiganą per darbo vietas. Taigi viskas sukasi apie žydus. Ir manau, būtų gerai, jei Maikas Rodžersas pasakytų, žinote, aš myliu žydų bendruomenę, myliu Izraelį, bet ne viskas sukasi apie žydus, tik antisemitai taip galvoja.
Ir aš nenoriu vykti į Michiganą, nenoriu vykti į Vašingtoną apsėstą žydų. O Abdulas Sajedas, jis vyks į Vašingtoną. Jis apsėstas žydų ir apsėstas noro sugriauti demokratų partiją dėl visą tai. Pasirinkime žmogų, kuris galėtų būti vienytojas. Pasirinkime ką nors. Pavyzdžiui, Maiką Rodžersą. Taigi manau, kad tai įdomi dinamika. Bet daug kas priklauso nuo to, kad žydų bendruomenė turi pakilti ir būti stipri, o ne visada būti skuduru. Ei, įdomu, kad tai pasakėjai. Aš ką tik girdėjau, kaip Maikas Rodžersas prieš dieną ar dvi per mitingą ar debatą sakė, kad Hasanas, tiksliau Abdulas Al-Sajedas, nori vykti į Vašingtoną atstovauti Palestinai. Aš noriu vykti į Vašingtoną atstovauti Michiganui, iš esmės sekdamas tavo patarimų, taip sakant. Žinai, mes kalbame apie išorinį pasaulį ir kaip jie tai mato. Tu daug dirbai Michigane su tarp religinėmis koalicijomis, su tarp bendruomeninėmis iniciatyvomis. Klausyk, daug kas iš to platesnė Amerikos žydų bendruomeniai sugriuvo po spalio 7-osios. Ir daugelis žmonių, kuriuos Amerikos žydų institucinis elitas laikė draugais, pasirodė, kad visgi tokiais nėra. Ar radai kokį nors, nenorėčiau to vadinti paguodą, bet ar kas nors iš tų koalicijų, iš tų alijansų, su kuriais tiek ilgai dirbai, atėjo pas tave ir pasakė, žinai, mes irgi nerimaujame dėl šito vaikino. Mes irgi nerimaujame dėl šios situacijos. Taip, iš tikrųjų palaikau ryšį su vienu arabų lyderiu. Jis yra krikščionis, bet arabų lyderis, kuris visų pirma yra respublikonas. Jis ketina palaikyti Maiką Rodžersą. Jis prisidėjo prie to, kad didelė dalis arabų amerikiečių bendruomenės balsuotų už Donaldą Trumpą. Ir dauguma arabų amerikiečių bendruomenės nenori būti radikalizuota. Maždaug 20% jų, žinote, nusiteikia prieš Izraelį, ypač šitai musulmonai iš Libano. Jie jaučia, kad Izraelis juos bombardavo, todėl jie čia ir yra. Bet aš suprantu ir manau, kad mums vėlgi reikia taikos regione. Ir mums nereikia gilintis į Hezbollah ir visą tai. Tačiau, pagal kai kuriuos vertinimus, 80% musulmonų bendruomenės nesidomi tokiu radikalizmu. Dabar galbūt jie balsuos už Abdulą Al-Sajedą, bet jie to nenori. Todėl ir sakiau, kad aš lankausi Dirborne. Ir žinote, manau, kad dauguma musulmonų, dauguma arabų, amerikiečių čia to nenori. Taigi dabar tai yra viena bendruomenė, bet sakau, kad yra toks arabų amerikiečių lyderis, kuris tikrai mano, kad Maikas Rodžersas gali pelnyti arabų amerikiečių bendruomenės palaikymą. Kalbant apie juodaodžių bendruomenę, na, žinote, žydai ir juodaodžiai Michigane iš esmės balsavo už Hailey Stevens. Ir daugelis, nenoriu sakyti daugelis, nes nebendrauju su kiek daug, bet keli svarbus juodaodžių lyderiai, su kuriais kalbėjau, nenori būti išnaudojami Abdulo Al-Sajedo. Ir kai kurie kiti DSA nariai, Amerikos demokratiniai socialistai. Ir jie jaučiasi taip, nes mano, kad visi šie žmonės nori kalbėti tik apie Izraelį, genocidą ir visą tai. Ir jie per mažai rūpinasi klausimais, kurie rūpi juodaodžių bendruomeniai. Taigi nemanau, kad juodaodžių bendruomenė labai myli Abdulą Sajedą. Tai girdžiu iš savo afroamerikiečių draugų. Taigi ir iš tikrųjų manau, kad taip, tai tikrai bus įtempti rinkimai ir žydų bendruomenėje bus susiskaldymas. Žinote, ar balsuojate už Maiką Rodžersą? Ar sukandę dantis balsuojate už Abdulą Sajedą? Ar mylite Abdulą Sajedą? Kai kurie žydai myli, te laimina juos Dievas. Tačiau tai kelia nesutarimų ir juodaodžių bendruomenėje. Ir manęs nenustebintų, jei kai kurie juodaodžių lyderiai, svarbus lyderiai, paremtų Maiką Rodžersą. Vanas Džonsas, nemačiau to, bet girdėjau, kad jis daug kritikavo, atvirai kritikavo Abdulo Sajedo požiūrį. Jis geras žmogus. Nesakau, kad jis ką nors parėmė, bet žinai ką, atvirai sakant, būtent tai ir noriu girdėti. Ir žinoma, turime puikių koalicijos partnerių iš mūsų hinduistų bendruomenės, mūsų 200 000 narių turinčios kaldėjų bendruomenės. Jie puikus ir manau, kad jie iš tikrųjų balsuos už Maiką Rodžersą. Taigi, žinote, manau, kad noriu pasakyti dar vieną dalyką. Tikiuosi, kad mūsų tarp religiniai santykiai, o aš tam skiriu daug laiko, aš buvau JCRC Detroite, aš dalyvavau bendruomenės kūrime Ann Arbore. Ir tikiuosi, kad mūsų santykiai yra pakankamai stiprus, kad tai, jog asmeniškai remiu Marką Rodžersą, nesutrukdys mūsų draugystei. Ir atvirai sakant, Maikai, pamiršau, koks buvo antras dalykas, bet perduodu žodį tau.
Iš tikrųjų norėjau pereiti prie tam tikro papildomo klausimo. Tu paminėjai Hailey Stevens. O tiems mūsų žiūrovams, kurie nežino, ji yra Izraelį palaikanti kongresmenė, demokratė, kuri pralaimėjo El Sažidui partijos pirminiuose rinkimuose. Tačiau jį viešai parėmė šios kovos nugalėtoją – El Sažidą. Čekas Šumeris, Senato daugumos lyderis, aukščiausias kada nors JAV politikoje užėmęs žydas ir vadinamasis žydų tautos šoneras, žydų tautos globėjas. Taip pat viešai parėmė El Sažidą. Ar čia nėra tokio vidurinio kelio, kad jūs ir kiti bendruomenės nariai galėtumėte pasakyti, žiūrėkite, jums nereikia visiškai palaikyti Maiko Rodžerso. Jums nereikia balsuoti už respublikonus, bet taip pat nereikia visiškai palaikyti El Sažidą. Ar čia negalima rasti kompromiso? Ir ar tokie žmonės kaip Hailey Stevens būtų tam atviri? Na, manau, jūs išsakote labai gerą mintį. O Jeremis Mosas kandidatuoja į kongresą, jis yra iš mano apygardos ir tikriausiai laimės. Tai labai demokratiška apygarda. Jis sakė, kad turi abejonių ir nėra aišku, ar jis jį palaikė ar ne. Manau, tai labai geras požiūris. Žinote, iš demokratų partijos viduje esančių žmonių nesitikiu, kad jie sakys, jo palaiko Maiką Rodžersą. Žinote, aš esu rabinas, aš nesu žmogus iš partijos vidaus. Aš paprastai balsuoju už demokratus, bet manau, kad demokratų partijos viduje esantys žmonės turėtų bent jau užimti tokią poziciją kaip Jeremis Mosas arba Hillary Scholten. Ji yra atstovė iš vakarų Mičigano dalies. Ir ji taip pat sakė, kad turi abejonių ir aš nežinau, Maikai, net nepradėk apie Šumerį, koks jis nuvilintis. Ir žinai, čia žydai kaip skudurai. Ar norime būti skudurais? Šitas vaikinas Abdulas Al Saidas nori atsikratyti Šumerio kaip partijos lyderio. Ir štai Šumeris tiesiog jį remia, vėlgi, nesakydamas, kad turiu daug susirūpinimo ar kad turiu daug problemų. Ir aš tikiuosi, kad Hailey Stevens tai pasakė, ji dar to nepasakė. Ir aš esu nusivylęs demokratų partiją. Aš taip pat esu nusivylęs, kad demokratų partija nepasmerkė, sakyčiau, smurto ir priekabiavimo, kurie vyko Mičigano demokratų suvažiavime prieš mėnesį. Prieš 6 savaitės, kur Hailey Stevens buvo užgauliojama. Ir tai buvo visi Abdul Al Saido šalininkai. Taigi, ir tikrai Abdul Said viešai nepasakė nieko, kad tai būtų nepriimtina. Taigi tai peržengė žydų ar požiūrio į Izraelį ribas. Tai tarsi klausimas, ar mes norime civilizuotos politinės diskusijos? Ir aš manau, kad tokie žmonės kaip Abdulas Al Saidas ir kai kurie kiti, jis nepriklauso DSA, bet kai kurie DSA kandidatai ir kiti klesti necivilizuotoje atmosferoje ir nori viską sugriauti, demonizuoja kitą pusę. Ir tai yra nepriimtina. Žinote, Izraelio rinkimai man nuolat sukasi galvoje. Ir kai išgirdau jūs sakant, aš esu rabinas, o ne žmogus iš vidaus, tyliai nusijuokiau. Nes ne vienas rabinas Izraelyje, ypač dabar, nepasakytų, aš esu rabinas, o ne vidinis žmogus. Šiuo metu artėjant rinkimams, jei esi rabinas, esi žmogus iš vidaus. Norėjau jūsų paklausti, pereinant prie artimųjų rytų. Jūs per pastaruosius metus ar panašiai vedėte Amerikos žydų delegacijas. Aškenazių, sefardų, sirų žydų atgal į Siriją. Kadangi ten esanti bendruomenė, kas iš jos liko, o šiuo metu liko nedaug, bando atkurti šaknis. O Sirijos žydams, kurie per metus paliko tą bendruomenę, tam tikrą prasme sugrįžti bent iš dalies. Suprasti, kas ten liko ir bandyti vėl užmegzti ryšius, galbūt kurti ateitį, nors tai dar tolima perspektyva. Ar galite mums šiek tiek papasakoti, žinote, iš vidaus? Norėčiau grįžti prie žmogaus iš vidaus požiūrio. Kokios buvo tos misijos, tos delegacijos ir ko tikitės ateityje? Taip, ačiū. Tai visos buvo geros valios misijos. Ir turiu pasakyti, kad turiu šiek tiek vidinės informacijos apie Siriją. Ir dalis jos gaunama iš nuostabaus gydytojo iš Mičigano, kuris dešimtmečius dirbo žydų ir musulmonų santykių srityje su Amerikos žydų komitetu. Jis buvo tas, kuris man tai pasakė prieš 1,5 metų vasarį. Ašerai, tau reikia vykti. Esu aškenazių žydas, nesu sirietis. Bet jis pasakė, Ašerai, tau reikia vykti į Siriją. Ir aš nuvykau, tai buvo, žinote, vasaris, vos 3 mėnesiai po revoliucijos. Ir aš buvau labai sužavėtas. Ir žinote, svarbiausias dalykas, kuris mane nustebino, buvo tai, kad žmonės nesikoncentravo į Izraelį ar Gazą. Tai tikrai geras ženklas. Mes rūpinamės, aš rūpinuosi palestiniečiais. Man rūpi uigūrai, man rūpi Darfūras. Yra tiek daug žmonių, dėl kurių aš jaudinuosi. Bet yra laikas kalbėti apie skirtingus dalykus. Ir jie rūpinosi Siriją. Jie tik pradėjo atstatyti Siriją.
Ir kai žmonės sužinojo, kad esu žydas, jie mane labai šiltai priėmė. Aš grįžau dar 2 kartus. Aš vadovavau kelioms misijoms kartu su nuostabiuoju Joe Džadžadi, kuris pats yra sirietis ir vadovauja Sirijos mozaikos fondui. Ir mes puikiai praleidome laiką su vyriausybės atstovais, daugiausia su užsienio reikalų ministerija, bet taip pat su socialinių ir darbo reikalų ministru bei ekonomikos ministru. Mes susitikome su Damasko nacionalinio muziejaus direktoriumi, kuriame yra neįtikėtinos Dura Europos freskos. Ir iš tikrųjų, daug darbo šio klausimo atlieka Aleph fondas, tai nėra žydų fondas, o prancūzų Aleph fondas, atliekama daug nuostabaus darbo. Taigi aš pasitikėjau daktaro Bašą. Jis turėjo ryšių. Didžioji dalis jo šeimos buvo nužudyta Asado. Ir jo požiūris, ir čia noriu tvirtai pasisakyti šio klausimu, kad turi būti, kad Izraelis yra priežastis, kodėl atsirado naujoji Sirija. Nes Izraelis smogė Hezbollah. Izraelis susilpnino Iraną. Ir todėl Bašaras, anksčiau Džolanis, galėjo padaryti revoliuciją sėkmingą. Izraelis būtų natūralus Sirijos sąjungininkas. Ir aš žinau, kad yra problemų su drūzais ir alavitais, kurdais. Aš myliu kurdus, bet Sirija turi būti vientisa ir vieninga. Ir tai buvo tokia galimybė Izraeliui. Ir prieš 1,5 metų visi kėlė klausimus. Tada žmonės sakė, Bašaras ilgai neišsilaikys ir tada jie pradės jį vadinti Džolaniu. Jis yra islamistas ir visa kita. Tai buvo puikiai galimybė Izraeliui. Sirija kreipėsi, sakė, mes norime taikos su visais savo kaimynais. Žinoma, reikia aptarti Golano klausimą. Ir žinoma, aš nesiūlyčiau išvesti visų tankų iš Golano. O taika? Ne. Žinote, hebrajų kalboje sakoma, Kabdel vehashtechu, pasitikėk, bet tikrink. Būk atsargus, bet tai buvo tokia galimybė. Ir tai buvo galimybė šiek tiek atitraukti Siriją nuo Turkijos. Jie nenori būti priklausomi nuo nieko, ypač nuo Turkijos. Jie žino, kad Turkija iš tikrųjų nori juos užvaldyti kaip Osmanų imperijos dalį. Taigi tai buvo puikia galimybė. Ir aš tikėjausi, kad šios žydų geros valios misijos, nes manau, kad žmonės dažnai tapatina žydus su Izraeliu. Ir visa tai... Iš tikrųjų, tikiuosi, padės žmonėms Sirijoje į tai žiūrėti palankiau. Taigi aš taip ir padariau. Kaip minėjau, paskutinės 2 kelionės buvo rugsėjį ir gruodį. Maikai, norėčiau, kad tu nuvyktum į Siriją. Man tai labai patinka. O per paskutinės 2 kelionės visur Damaske nešiojau kipą. Ir žinai, kai kurie žmonės klausė apie mus ir norėjo su mumis nusifotografuoti. Žinai, žiūrėk, aš nežinau visų detalių, nesu gynybos srities žmogus ir panašiai, bet mano sirų draugai ir arabų draugai sakė, kad tai buvo tokia galimybė Izraeliui. Nes sirai žinojo, kad būtent Izraelis smogė Hezbollah Irane. O sirai nekenčia Hezbollah ir jiems nepatinka Iranas. Tai viskas, ko mums reikia. Druzai, turime dirbti su šia problema. Druzai prieš beduinus. Vieni kovoja su kitais. Artimieji rytai sunki vieta. Ir man gaila kurdų. Žinai, aš lankiausi Kurdistane kartu su savo kaldėjų draugais iš Mičigano. Mes nuvykome į Kurdistaną, aš lankiausi Alkoše, kur yra pranašo Nahumo kapas. Taigi, žinai, aš noriu, kad būtų Kurdistanas. Aš viešai pareiškiau savo nuomonę. Aš remiu Kurdistaną Irake. Ir leiskime Sirijai būti pilnai ir tikiuosi, kad Izraelis gali pasielgti išmintingai ir tikrai pasakyti, kad Sirija vis dar gali būti puikiai sąjungininkė. Ir mums to reikia, nes turime užkirsti kelią Iranui siųsti visus šiuos ginklus Hezbollah į Libaną. Taigi turime sustabdyti nelegalią narkotikų prekybą, kaptagon. Taigi aš vis dar esu optimistiškas dėl Sirijos. Ir nors užsienio reikalų ministerijai įvyko tam tikrų vidinių pokyčių ir aš nebesu taip glaudžiai su jais susijęs, manau, kad mano draugų, gydytojų ryšiai taip pat nebėra tokie geri. Aš vis dar turiu galimybę galbūt vėl grįšiu į Siriją. Ir aš pamilau Sirijos žmonės. Žinote, Izraelyje jie sako, ar tai Hatsaka, ar tai tik šou? Na tai neįtikėtina šou. Viena vertus tai tikrai įspūdinga šou. Kita vertus, patekti ten nebuvo taip lengva. Reikėjo pildyti formas, vizas ir visa kita. Taigi manau, kad tai nėra vien tik šou. Ir manau, kad buvo padaryta pakankamai darbo. Bašaras per 1,5 metų parodė, kad tai ne Iranas, tai ne Chomeinis. Žinote, kai Chomeinis atėjo iš karto, tai tapo Islamo Respublika. Ir jūs matėte įrodymus, kur viskas krypsta. Tai visiškai kitaip. Na, sakysime, kitais metais Jeruzalėje. Taip pat sakysime, kitais metais Damaske. Ir tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti per kokias 20 sekundžių ar panašiai.
Ar žydai turi prie ko grįžti Sirijoje? Taip, ten yra nuostabių dalykų, yra sinagogų, šalia jų yra kapinės, nežinau, ar žydai turi ten persikelti gyventi, tai jų sprendimas, nors miestas tikrai gražus. Žinote, Damaskas kažkuo primena Izraelį prieš 60 metų, bet visada smagu sugrįžti, susitikti su sirais ir jie priims žydus atgal. Rabinas Ašeris Lapatinas, labai jums ačiū Mičigane, netrukus vėl pasikalbėsime, laikykitės. Ačiū jums labai ir jums, Šanetova.